Tai sveiki, Baltijos balso gerbėjai, fanai, jeigu tokių mes turime, noriu tikėti, kad turime. Tai čia Baltijos balsas, aišku, nebe iš Baltijos gimnazijos, kaip būtų gaila ar gal negaila. Visų pirma, reikėtų pasakyti, kad kaip matot, aš ne mokykloje, ne gimnazijoje, savo ofiso patalpose įrašinėjau šitą video. Toliau aš, kaip matot, vienas, mano kolegos Jokūbo šiandieną nėra, bet kažkaip pamaniau, kad galbūt reikėtų ir be jo įrašyti kažkokius tokį mini video, kur papasakot šiek tiek apie kažkokias idėjas, planus, ką galvojam daryti arba galvoju daryti toliau. Ir tiesiog toks minimalus bendrai atnaujinimas tos situacijos. Jokūbas iš tikrųjų niekur nedingsta, mes su jo dar susirašėm, nes kažkaip gimė mintis, kad reikėtų nufilmuoti tą naują seriją. Taip kad Jokūbas, jeigu filmuosime daugiau šito pavadinkim podcast'o, pokalbių laidos, ar kaip tik tais galime pavadinti, dalių, tai tikriausiai Jokūbas prisijungs rugsėjo mėnesį. Tai bus labai daug šansų, kad mumis vėl galės pamatyti kartu. Ir mes vėl kažkaip padiskutuosim, pakalbėsim. Tai čia Baltijos balso dalykai, tai prasme, aš manau, kad mes dar grįšim ir kartu, gal ir aš karts nuo karto pats rašysiu po kažkokį tai video iš tikrųjų, ta prasme, tai taip po truputėlį kažkaip palaikysim tą tokią gyvybę. Aišku, dabar šiek tiek žiūriu fone nemažai daiktų, nepykit už netvarką, tiesiog visko labai daug prikaupta ir ne viskas turi savo vietas kol kas šitame ofise. Patalpose gal pavadinkim. Sekantis dalykas, tai turbūt Baltijos balso, kaip pasakyti, šoniniai dalykai yra tai, kad atsiras turbūt ir mano asmeninis kanalas artimiausiu metu, yra tokių planų numatyta. Iš tikrųjų yra mintis pakalbinti įvairius žmonės, tai ne tik Jokūbą, bet jau savo kanale galvoju kalbėti ir apie įvairius, įvairių specialybių atstovus, kurios teko pažinti per tą gyvenimą, tai to kanalo esmė bus tokia turbūt labiau šviečiamoji. Kaip ir šito turbūt, Baltijos balsą turbūt galim priskirti kaip irgi šviečiamąjį edukacinį kanalą. Aišku, tai daugiau mūsų toks, minčių srauto kanalas, kur su Jokūbu, tiesiog į daug diskusijų leidžiamės arba tiesiog pamastymus apie kai kurios dalykus. Tai iš tikrųjų mintis yra kuo daugiau video formato pabandyti padaryti. Na ir aišku, viskas priklauso nuo to, kaip jūs jį žiūrėsit, palaikinsit, subscribinsit ir aplamai kaip pasidalinsit, pakomentuosit. Čia labai daug visko privardinau, bet tai labai padėtų, nes visai tada pasveri, ar tai verta daryti iš viso. Na, o bendrai vasara nebaiginėjasi, greit mokslo metai, vėl sugužėti jums turbūt daugiausiai mus žiūrintiems į mokyklas. Mes vienokio ar kitokio formatu irgi grįžtame į savo, švietimo įstaigas. Aš, kaip žinia, į Baltijos gimnaziją bent jau šiai dienai negrįžtu, tokio plano nėra. Jokūbas ir toliau, tryps Baltijos gimnazijos parketą, ar tai, patalpas. Na ir ilgainiui, kažkaip ir jūs ar ne su juo vienaip ar kitaip susitiksite. Tai o ką pakalbėti šitoj laidoj, noriu laidoj pokalbių, kanale, tai šiek tiek aptarti tai, ką prieš tai, mes kalbėjom, kai kurios jūsų komentarus, kurių po truputėlį tiek po video parašot, tiek ir privačiai, ta prasme, tai toks kažkoks tas grįžtamasis ryšys yra, jis tokia refleksija, gal net galim pavadinti, kartais vyksta, tai labai smagu, bet šiaip visai, ką bandau pabrėžti, tiek Baltijos šitam balso kanale, tiek ir bet kuriam kitam kanale, kuris galbūt atsiras, tai visai labai norėčiau jūsų kažkokio tai aktyvumo, nes tada ir motyvacijos yra kažką daryti ir skirti laiko tam. Na, o jeigu mes, kaip į dausas paleistas balsas, tai žinot, kaip su aidu ilgai kalbėtis negali. Tai kas apie jūsų komentarus, aišku, komentarai daugiau kaip ir prieš tai buvo kalba, nes, kad kažkokie klausimai, kurie įdomu, ar ne kokios mūsų idėjos,
Čia buvo klausimų apie klimato atšilimą, ar nesakykime, ir apie mokyklą, ir turėjom komentarų ir apie tai, kad ar galima prisijungti prie mūsų. Tai iš tikrųjų mintis visada ir buvo, kad, sakykime, traukti tos, sakykime, jūs, arba čia darau tokią spekulaciją, kada net tai mokiniai mūsų klauso, nors aš, kiek žinau, mūsų klausė, ne tik mokiniai klausė ir žmonės, kurie senai užbaigė mokyklas, bet tiesiog ir buvo tokia visai mintis, kad padiskutuoju tom tokiom aktualiom mokyklai temom. Tai šito kanalo turbūt tokia misija visada buvo ir turbūt liks. Tai apie klimato atšilimą nežinau, labai daug ką kalbėti, turbūt reikia ar nešiukšlinti iš esmės, pasistengti, sakykime, saugoti savo aplinką ir turbūt mums su kažkokiais, sakykime, rimtesnėm problemom gal tada nereikės susidurti. Na, aš aišku, didžiulė diskusija, turbūt ir su Jokūbu čia galėtume nemažai padiskutuoti, ar ne, apie tai, kad, sakykime, ar yra prasmės mums ar ne ten susitvarkyti, arba ten, nežinau, persėsti į elektrinius automobilius, ar ne, kada, ten, nežinau, Kinija berods ar šiais ar praeitais metais ten rekordinius kiekius, ar ne, to vadinamo anglies dioksido, kaip pasakyti, išmeta į išorę. Tai čia visai tokios didžiulės diskusijos, turbūt aplamai visose dalykuose mes bendrai ir ne kaip pasaulis turėtume spręsti, na, bet ne viskas kartais taip sprendžiasi. Man iš tikrųjų įdomesnis klausimas buvo Modesto, kuris Baltijos gimnaziją lanko, turbūt ir toliau lankys, noriu tikėti. Tai jo klausimas tiesiog, ar kaip mes manom, ar 2030-aisiais mokykla bus labiau sugriežtinta. Aišku, čia visų pirma labai taip specifiškai reikėtų aptarti, kas tai yra sugriežtinimas. Ar, sakykime, ar tai mes kalbam apie kažkokią įvertinimo sistemą griežtesnę, ar elgesį mokykloje, ar, sakykime, čia kaip daugeliui daug buvo diskusijų, ar, sakykime, nežinau, telefonais galės naudotis mokykloje. Tai tas griežtumas, aš galvoju, kad kaip tik mokykla laisvėja, bet kuri, ta prasme, realiai mokiniai gali turbūt drąsiai išreikšti save įvairiais būdais, tai mokykla turbūt nelabai to riboja. Kaip pavyzdys turbūt ir Baltijos balso ta visa pirminė idėja ir aplamai idėja, kad, sakykime, mes įrašinėsim kažkokius pokalbius, tai nieks net ir paklausė mūsų tų pokalbių, nelabai kažkaip jos buvo linkę uždrausti arba sakyti, kad nedarykit. Aišku, mes turbūt kažkokių itin aštrių temų ar mokyklos, ar mokinių atžvilgių turbūt nelabai ir diskutavom, aš įsivaizduoju, bet tokių, kad kažkokių rimtesnių nutikimų turbūt, kurios reikėtų kažkaip čia ypatingai aptarinėti ar pavadinkim viešinti, turbūt nelabai ir esama. Bent jau nebuvo. O griežtumas, na tai čia turbūt tas toks kiekvieno, kaip pasakyti, asmeninio suvokimo irgi dalykas. Aš kaip ir minėjau, manau, kad mokykla nėra tokia griežta, kaip gal taip atrodo, kai esi mokinys. Bet savęs gali paklausti, ar yra dalykų, kurių negali daryti, ar ne, sakykime, ar tai mokykla, ar tai namai, ar ne, ar tai, nežinau, miesto kažkokios erdvės ar būreliai ir taip toliau. Tai turbūt kažkokių ten didelių apribojimų Lietuvoje, visos valstybės mastu, aš galvoju, kad nelabai egzistuoja. Na, o toliau aš kažkaip galvoju, gal čia toks gražus ir išplauktų ir klausimas tas aplamai, nesakykim, visos technologijų, nesakykim, toks integravimasis į mokyklą, ta galbūt laisvė susijusi su tom technologijom, čia turbūt toks įdomesnis kampas. Aš tai galvoju, kad ateities mokykla, čia net nekalbant apie Baltijos gimnaziją, bet ir aplamai, aš galvoju, kad mokykla bus ta bendrai prasme priversta modernizuotis, sakykime, ir tada ta laisvės, tas toks klausimas turbūt dar labiau iškils, nes ar ne, mes kiekvienas galbūt kartais skirtingai suvokiam laisvę arba tą griežtumą, kaip ir prieš tai kalbėjau. Aš tai kažkaip visada galvoju, kad laisvė tai yra, jeigu tu, kaip pasakyti, gali iš esmės savo mintis ar nesakykim reikšti, gali kažkokius tai, sakykim, veiksmus daryti ir tavęs, arba tu niekam nesi
atskaitingas, sakykime, už tos dalykus. Va, turbūt yra tikriausia laisvė, kad tu neprivalai kažko atsiklausti, kad pasakyti, kad kažką padaryti. Tai turbūt yra tikroji laisvė, bent jau man. Ir aš kažkaip galvoju, kad mes tos laisvės turim nemažai. Aišku, su ta laisvė turbūt ateina ir nemažai atsakomybės, turbūt reikėtų pavadinti, ar ne? Ta prasme, ypač socialiniuose tinkluose, aišku, aš mažiau esu dalyvis, sakykime, nežinau, ten TikToko, net neturiu iš tikrųjų, ar ten kitų platformų kažkokių, ar ne, kur daugiau praleidžiama laiko ir tos taisyklės ir ta hierarchija turbūt man mažiau žinoma, bet aš kažkaip visai galvoju, kad pas mus Lietuvoje viskas galbūt neblogai. Mes galim reikšti tas mintis, nėra viskas taip griežta, gal kartais kaip atrodo, kai esi, sakykime, mokinys, bet aš kažkaip noriu tikėti, kad ta laisvė kaip tik yra dabar tokiam, nežinau, ar tinka žodis pike, bet kad, kaip tik atėjome į tokią kartą, kuri labai save drąsiai gali reikšti, kažkokias savo idėjas, mintis, kažkokias savo įsitikinimus, nes aš galvoju, kad tai, sakykime, galbūt tas mūsų kartas, kurios ypač buvo, sakykime, jeigu prieš keliasdešimt metų turbūt labai stipriai skiria, nes nežinau, ten, sakykime, kai Lietuva okupuota, tai turbūt kažkokių labai didelių, ten, sakykime, savęs atskleidimų ar minčių kažkokių skleidimo, ten išreiškimo savęs, turbūt apie tai galėjom kalbėti labai minimaliai, arba tai galėjo egzistuoti kažkaip užslėptai. Tai aš galvoju, kad su to saviraiška ir aplamai kažkokia tai, sakykime, savęs pateikimu, galvoju, kad pas mus tiek mokykloje, tiek aplamai, pavadinkim, gatvėje turbūt nėra problemos. Bet kalbant apie visas tas, sakykime, saviraiškas, mačiau kažkur klausimą, tik neatsimenu kur, gal irgi vienam iš mūsų video, ar ten mes vos irgi žiūrim, sakykime, TikToką, ar matom ten visus, ar ne, tos, nežinau, Maybachus ir kitus. Aš asmeniškai jų nelabai, ta prasme, juos matau, ar kažkaip jų informacija mane pasiekia, tai kažkaip nelabai tenka ir susidurti, bet aš visai galvoju, kad tai vis tiek ta tokia, žemesnė interneto dalis, ta tokia, kur gal net, kur nereikėtų kišnosies, nes tai žmogų nei tobulina, nei kažkaip apšviečia, nei kažkaip kitaip, ar nesakykime, jam padeda tobulėti. Tai iš esmės turbūt labai gilintis, kas ten ką valgo ar geria, turbūt nelabai reikėtų. Bet aš suprantu, kad tokia lietuviško interneto subkultūra egzistuoja, čia natūralu. Ta prasme, mes nesam kažkokie atskirti nuo, sakykime, viso likusio pasaulio, tai tos subkultūros egzistuoja. Jeigu tai galim pavadinti subkultūrą, aš kažkaip galvoju, kad socialiniai tinklai savotiškai yra kažkokios tai subkultūros ir, sakykime, įsitikinimai. Tai mes, kaip ir sakyti, mes irgi to nemažai turime. Tai jeigu bendrai tai pakalbėti, aišku, artėja ar ne, kas užbaigė gimnaziją studijos, kam gimnazija, tai čia irgi liko, ar ne, sakykim, savaitę pasimėgauti ir tai jau turbūt to mėgaujimasi mažai, vis tiek jo mintis apie mokyklą sukasi iš esmės, ar ne, jau ten sąsiuvinius, uniformas reikia įsigyti, bet aš kažkaip visai galvoju, kad tai dalis ir to tokio gero dalyko, ta prasme, vėl visi susirinks, vėl tos mokyklos pilnos, vėl visi gali, sakykime, turėti ir tokią rimtesnę turbūt dienos struktūrą, tai turbūt nieko blogo, kad rugsėjo 1 nebe už kalnų, o realiai tai dar kitą savaitę, pirmadienį rugsėjo 1, tai, sakykime, vėl visi sugužės, vėl visi kažkaip, sakykime, turės trinti tą suolą. Aišku, būkime atviri, tos pirmosios rugsėjo savaitės dažniausiai tokios lengvesnės. Man asmeniškai šiek tiek irgi gal vis dar keista, kad dar nesaikim, nereikia sėdėti ir galvoti grynai apie gimnazijos reikalus, apie gimnazijos pamokas, bet truputėlį turbūt reikia atsikvėpti nuo viso to, kas ten žino, kas bus ateityje. Tai aišku, čia nukrypau nuo to viso, nesakykim, kad to šitos serijos esmės, bet mintis yra tokia, kad taip planuojam ir toliau filmuoti ir rašinėti, tai turbūt gal nedaryti intensyviau, kai gausis,
Jeigu jūs kažkaip norit vienaip ar kitaip prisijungti, tai būtinai mums galit parašyti, ta prasme, tiek, sakykim, per, nežinau, Instagramą ar Facebooką. Mes tikrai pagalvosim, kaip jumis suintegruoti čia į šitą laidą, jeigu galim tai pavadinti laidą. Kaip ir minėjau, visokio turinio įvairaus, kurį ruošiamės ar ruošiuosi daryti, manau, nuo rudens bus daugiau. Tiesiog norisi pasibandyti, pasižiūrėti, kaip čia mumis, sakykime, žiūri ar nežiūri, gal mes net nereikalingi, ta prasme, tame interneto platybėse. Tai iš tikrųjų labai būtume dėkingi, arba labai būčiau dėkingas, jeigu kažkokių tai temų mums buvo daugiau pasiūlytumėt, kažkas, kas jumis gal ne tik su mokykla kažkokių klausimų kyla, pagaliau būtų šaunu, kad ir jūs patys norėtumėt sudalyvauti. Manau, kad ir prikalbinsiu ar esamų, ar buvusių Baltijos mokinių kažkaip pasidalinti, kaip jiems sekasi toliau po tos, sakykime, ar per gimnaziją. Gal pavyks ir kažkokių, sakykime, ir žmonių, kurie buvo susiję su Baltija, pakalbinti, visokių ten yra idėjų ir pokalbių. Tai, žodžiu, jeigu taip sutraukiant šitą visą trumpą intarpą, tai labai būtume dėkingi, jeigu mumis pasubscribėtumėt, pasidalintumėt, pasektumėt, pasiūlytumėt mums temų, pokalbių, sakykime, kažkokių tai kampų. Toliau, jeigu kažkaip, sakykime, vienaip ar kitaip norit prisidėti prie to kanalo augimo arba kanalų, tai, žodžiu, artimiausiu metu, manau, bus visokių naujienų, visokių tai, sakykime, kažkokių tai aplamai video įvairių, nes yra visokiausių idėjų ir tiesiog matysit daugiau, tikėkime, išgirsit daugiau ir tiesiog lauksim feedbacko. O dabar, kol kas, aš, Rokas Stankevičius, atsisveikinu, čia buvau aš Baltijos balsui ir tikėkime, kad tas balsas dar tik tais pradeda savo visą garsą. Tai iki.